Sveiki, mes esame Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos komanda. Mes pristatome savo darbą apie demokratiją. Dabar mes einame apklausti kelis mūsų mokyklos mokinius, ką jie žino ir mano apie demokratiją. Kur atsirado demokratija? Galbūt Atėnuose? Tiesioginė ar atstovaujamoji demokratija vyrauja Lietuvoje? Lietuvoje vyrauja atstovaujamoji demokratija, nes turime valdžios institucijas, į kurias renkame savo atstovus ir jie vykdo įstatymus bei užsiema jų leidybą. Priešingai negu senovės Graikijoje, kur buvo tiesioginė demokratija, kai žmonės patys, kiekvienas pilietis balsuodavo už įstatymo priėmimą. Su kuo jums asocijuojasi žodis demokratija? Demokratija man asocijuojasi su senovės Graikija, su formais ir apskritai valdymo forma. Na ir apskritai demokratija yra valdymo forma, kai valdo liaudis. Ar mūsų mokykla yra demokratiška? Aš manyčiau, kad demokratiška, nes mums mokykla leidžia pasirinkti, ką mokytis, ką veikti, bet to turime mokyklos tarybą, kad atstovauja mūsų mokinių interesus. Ar demokratija padeda kurti kokybiškesnius tarpusavio santykius? Manau, kad apskritai visi sprendimai priimti liaudies ir visi sprendimai priimti žmonių, masė žmonių, sakykime, visos mokyklos mokinių, sukuria geresnį mokyklos klimatą ir tuo būdu turbūt demokratija ir padeda kurti kokybiškesnius tarpusavio bendravimo santykius. Štai ir baigiamasis direktoriaus žodis. Ką tai reiškia ta demokratinė mokykla? Tai visų pirma, kiekvienas vaikas, kiekvienas mokinys yra pripažįstamas kaip asmenybė, kaip unikalus asmenybės. Jis iš ko augantis yra, jis galbūt mažiau patirties turi, jisai tenai jo, kaip sakyti, gabumai skiriasi vieniem, kiti kitiem, bet jis yra vertybė kiek šitai demokratiniai. Ir mes šitokia kryptimi ir einame. Ir, kaip sakyti, demokratija pas mus mokyklos taryba, mokinių taryba, jų visai veiklai jiem yra uždegta žalia šviesa.